kaip matome, gal kiek vaizdelis ir neįprastas. Čia yra Ubuntu sistema, Ubuntu Linux 14.04 versija, tai viena iš naujausių versijų. Mes ją pabandysime pažiūrėti, kaip tai atrodo, kad tai yra iš tikrųjų Ubuntu 14.04 LTS. Tai yra stabili versija, kuri bus sistemos saugumo naujinimai, bus palaikomi 5 metų. Jau dabar yra ir 14.010, tačiau 14.010 šitie visi saugumo ir sistemos naujinimai bus palaikomi 9 mėnesius tik tais. Taip, kad čia yra, taip sakykime, vadinama realiai stabili versija. Vat. Taip, kad įsitikiname, kad tai yra faktiškai naujausias Ubuntu ir pabandysime pažiūrėti, kaip tai atrodo. Na, vaizdelis tikriausiai, kaip sakiau, tikrai nėra įprastas, vien dėl to galbūt dėl šitos Unity šoninės juostos. Vat, aišku, pats darbastalis, pati sistema tik tai įdiegus taip neatrodo. Aišku, čia reikia daug ką įsidėti, ir kalendorius, ir laikrodžius, ir nustatymus kai kuriuos padaryti. Norint paleisti Windows programas, reikia, kaip matom, įdėti Wine emuliatorių. Vat. Tačiau viskas yra įmanoma. Viskas yra įmanoma. Gal pradėkime nuo ko įsidiegus programą, aišku, mes pamatysime, sakykime, štai norėdami pamatyti meniu, mes matysime tokį vaizdą. Nu, kažkas tai gal pagalvos, kad tai kažkas tai ne taip yra, ar ne? Vat, ir norėdami kažką tai susirasti, mes jau, daleiskime, turime čia rašyti, sakykime. Vat, ir tai, jeigu norime interneto programą, ir matome, kokios, sakykime, pas mus yra, daleiskim, naršyklės įdėktos, ar ne? Tai va, gal kažką tai neįprastas dalykas, tas rašymas, tos kaip kryžiažodžių sprendimas, man, daleiskim, irgi nėra prie dūšios. Man kažkas tai pamatė šitą juodą langą, tai gali būti, kad ir išsigas, kad tai sistema viskas, ar ne? Tačiau nieko tai ir nėra baisaus. Galima įsidėkti ir iš Ubuntu centro klasikinį meniu, daleiskim, Classic meniu, vat, mes galime matyti, pasijungėme jį į įrankių juostą viršutinį ir pas mus jis atrodo kaip senas, geras meniu. Klasika, kaip sako, yra klasika. Vat, norint paleisti Windows programas, su kuria dabar ir filmuoju, tai yra programa Bandicam, vat, reikalinga įsidėkti Wine emuliatorių, kurio irgi nebuvo. Daleiskim į audio video, aš dar įsidėgiau Audacijos audio playerį, gana neblogas playeriukas, ne? Grafika yra, nu, viską mes matome, žaidimų keletas yra, daleiskim, internetą, aš čia dar papildomai įsidėgiau Dialogė, tai yra BitTorrent klientas, susiųstis torrent, aš nežinau, Transmission gera programa, bet aš jos nelabai mėgstu, ar ne, daleiskim, Google Chrome įsidėgiau, Opera įsidėgiau. Vienu žodžiu, reikia dar keletą dalykėlių ir įsidėti, norint normaliai dirbti. Vat, daleiskim šitoje vat, įrankių juostoje, nu, kaip sakau, tikrai gal yra kažkam tai ir neįprasta viskas šitas. Tačiau nieko baisaus, viskas tas ganėtinai priprantama. Dar ką norėčiau atkreipti dėmesį, daleiskim, vat, namų papkę, ar ne? Sakykime, mane nustebino, kad ant darbastalio vat, nėra tokios piktagramos kaip kompiuteris, ar ne? Tačiau mes galime, kompiuterį mes turime va čianais, ar ne? Mes galime matyti viską čianais pasispaudę, pasispaudę ant ypatybių. Mes galime matyti, kiek pas mus yra laisvos vietos, kiek yra užimtos vietos įdėktom programom. Nu, vat, taip, kad vėlgi nėra toks didelis minusas. Ne? Nu, gal, sakau, kažkiek tai yra neįprasta. Tačiau senesnėse sistemose, daleiskim, aš pabandysiu čia pažymėti, vat, apačioje vat, lange mes matydamame informaciją, kiek yra likę, sakykime, laisvos vietos. Ne? Šito mes dabar nematome. Nu, įprastinės mūsų papkės kaip video, dokumentai, atsiuntimai, vaizdai, muzika, viskas šitas, viskas yra. Toliau, ką norėčiau dar pažymėti, kaip sakiau, vat, reikalinga Wine emuliatorius, norint paleisti, kaip matome, vat, yra, jau čia zemulė yra Windows
failų siuntimą iš ED2K tinklo programa, irgi viskas veikia kuo puikiausiai. Toliau dar per Vinį emuliatorių, kaip minėjau, galime paleisti tikrai nemažai programų, netgi parodysiu, kad ši dar pas mane yra, sakykime, yra 7-zip archivatorius, kaip sakiau, Bandicam programa, kuri dabar Neris, čia nedidelė programėlė paveikslėliams koreguoti, uTorrent programa yra. Nu, gal aš pabandysiu bent keletą programėlių paleisti, parodyti, kad tai iš tikrųjų veikia. Nu, daleisime atsidarė Neris, ar ne? Nu, galime pasidaryti analizę dėl visko. Vat kažką tai mes biškutį radome, ar ne? Na, paleisti valytoje, gerai, išsivalome, vėl pasianalizavome, nu, viską mums išvalė. Nu, gal klaidelė kokia yra. Nu, dėl viso ko, grinai parodyti, kad tik tai veikia viskas. Nu, klaidų nėra. Nu, gerai, viskas tvarkoja su šitu, ar ne? Dabar daleisim, kas labiau yra priprasta, sakykime, uTorrent failų siuntimosi programa. Galima, sakau, per Vinį emuliatorių įsidėti uTorrent programą. Aš ją pabandysiu dabar paleisti. Matome, kad viskas atsidaro, viskas kuo puikiai. Aišku, čia dabar šiuo metu niekas nesisiunčia, ne, bet viskas kuo puikiausiai dirba, viskas kuo puikiausiai veikia. Vat, išeisime į šitus. Taip, dėl Windows programų būtų galbūt tiek. Nu ir kaip sakiau, reikia daug ką įsidėkti, ir Opera, nu galiu Opera dėl viso ko paleisti, pasižiūrėti, kad tai, prašom, atsidaro Opera, viskas kuo puikiausia, šitas šaškas kaip susitvarkyti. Aš naudoju truputį senesnę versiją, kaip susitvarkyti viską, kas naudojasi Opera žino, taip kad čia didelių sunkumų nevyks, ar ne? Tiesa, dar galiu pabandyti parodyti ir Firefox'o gal ne. Firefox'ą visi žinom, Google Chrome, nes Firefox'as jau yra, sakykime, ir įdiegtas, matosi, kad jisai kaip numatytoje naršyklė, bet dar papildomą aš įdiegiau, sakykime, Google Chrome naršyklę, nors iš Ubuntu centro duoda Chromium, tai irgi nėra bloga naršyklė, vat, kaip matome, Google Chrome'as irgi atsidaro viskas vat, pas mus kuo gražiausiai, kuo puikiausiai veikia, ar ne? Tai su šitu būtų dabar dar tiek. Toliau einant pagal panelę, ar ne, ką čia reikėjo man dar įsidiegti, daleiskim. Twictals teko įsidiegti. Čia yra kai kurie, parodysiu, sakykime, nustatymai, kaip ir papildomi, daleiskim, ir įrankių juostos, ir langų, ir apipavidalinimas, ne, ir sistemos nustatymai. Taip, kad viskas galima pasitvarkyti, pasižiūrėti, ar ne? Audacijos jau sakiau, kad Vinę jau sakiau, kad naudojau kaip tą, ar ne? Čia dėlūgė. Teko įsidiegti dar Synaptic patietų diegiklį, nes sistemoje jo nebuvo tik įdiegus, ar ne? Darbastaliai, labai gražiai darbastaliai atrodo ir kas dirba keliuose darbastaliuose, tai iš tikrųjų galima netgi pabandyti paleisti, daleiskime šitam pirmam darbastalį, kaip sakiau, paleisiu, sakykime, Opera, daleiskim, atsidarome darbastalius, pasirinkame antrą darbastalį, ką mes čia dabar pasileisime, gal atsidarysime paprasčiausiai namų aplanką, ar ne? Vat, ir dabar daleiskime viską, čia tai yra antras darbastalis. Jeigu mes norime sugrįžti vėl į pirmąjį darbastalį, ar ne, mes pasispaudžiam, grįžtame vėl į pirmą darbastalį. Jeigu dar to mažo daleiskime, mes vėlgi atsidarom trečią darbastalį, vėl pas mus švarus darbastalis ir vėl mes galime dirbti. Kad tai darbastaliai keičiasi, mes matome, kad laikrodukas dingo, ar ne? Laikrodukas yra tik tais, man atrodo, pirmame, ne man atrodo, bet tai yra tik tais pirmame darbastalį. Taip, kad aš gal grįšiu atgal, eisiu atgal į antrą darbastalį, šitą mes užsidarysime, grįšiu dabar į pirmą darbastalį ir Operą uždarysiu. Vat matome, kaip sakiau, pirmąjį darbastalį matome tik šitas. Mes matome, kad tai yra. Taip, kas čia dar? Skirsnių kūrimo programa, sakykime, ar atformatuoti reikia kažką, ar ką teko irgi įsidiegti. Gana nebloga, čia klasikinis meniu, aišku, laikrodukas. GDEP paketų diegiklė irgi iš senos geros sistemos paimta, įdiegta, geras yra reikalingas dalykas, daleiskim. Ką dar noriu pažymėti? Šita sistema stovi, dvi sistemos stovi viename kompiuteryje. Kodėl taip? Ir kodėl aš rodau šitą
Kodėl aš rodau šitam, kaip sakau, šitame kompiuteryje stovi dvi sistemos, tai yra Windows 7 ir šitas Ubuntas. Vat, dėl to, kad kažkada tai savo videose buvau minėjęs, kad kol bus gyvas mano senas laptopas, aš naudosiuosi tik tais senais Linuxais. Man jie labiau kažkaip tai prie širdies. Nu, tačiau išėjo taip, kad, sakykime, senas mano laptopas numirė natūralia mirtim, teko įsigyti naują ir vat, yra tokie vat dabar, prašiausiai parodyti, kad tai yra įmanoma. Tai kaip sakau, šitoje kompiuteryje yra dvi operacijų sistemas. Vat, ir, sakykime, matome mes Windows sistemos diskus. Tai čia būtų, daleiskim, diskas C, čia būtų diskas D, o čia pas mane yra dar trečias diskas su programom ir visa kita. Man reikalinga įranga padarytas. Vat, taip, kad viską mes tą galime matyti. Kaip tą galėsime matyti, aš tikriausiai pabandysiu paleisti, parodyti. Vat. Gal netitrūkdamas, kad nepamiršti, gal aš tada eisiu tikriausiai šį diską D, pabandysiu paleisti kažkokį tai filmuką galbūt, ar ne? Vat, atsidaro filmų papkę, yra čia bent keletas filmų. Kas yra labai įdomu, kad, sakykime, ženkliukai filmų, vat, mato mes jas tokias kaip miniatiūras, ar ne? Iš tikrųjų gana gerai atrodo. Miniatiūros matosi ganėtinai gražiai, tiek pasirinkus sąrašo tipą, ar ne? Vėlgi, jos aišku mažesnis, bet viskas kuo puikiausiai matosi. Na ir dabar, kaip žadėjau, gal pabandysiu paleisti kažkokį nors filmuką, na, patį pirmą pasitaikiusi daleisti, kur arčiausiai paspausti. Na, prašau. Eina filmas eina kuo puikiausiai. Gal truputį aš jį pabandysiu prasukti. Kaip matome, šitas dabar filmas eina jį rodo Linux sistemoje numatytas filmų leistuvas Totem, bet filmą rodo iš Windows sistemos, iš disko D, iš failų papkės filmai, vat, iš šitos papkės, viskas kuo puikiausiai, kaip matom, eina, ar ne? Vat. Tai vėlgi būtų taip kaip įrodymas, kad viskas yra įmanoma. Toliau, ką dar norėčiau pažymėti, kadangi atsirado naujose sistemose, nuo 11 Ubuntu versijos atsirado šitą vat, Unity įrankių juostą šoninę, ar ne? Tad atsirado bent keletas krypčių, keletas šakų, dabar jau yra ir kas yra priimtiniau, kitiem yra ir Ubuntu Gnome, yra Ubuntu Classic, yra ir Ubuntu Mate, kurią mes pasileidę, matome seną gerą Gnome 2 darbastalį, kam yra tas priimtina. Bet aš paprasčiausiai norėjau parodyti, kad viskas dirba ir su nauju viską galima pasidaryti, nes teko girdėti tokį dalyką. Dieve brangus, įsidėkim, nieko aš tenais nesupratau. Taip, teisingai, reikia padirbėti, reikia kažką tai ir savo pasidaryti, norint, kad bent kažkaip tai sistema atrodytų. Nors dirba pakankamai sistema smagiai, gerai, jeigu mes, sakykime, nenaudojame kažkokių tai specifinių programų, kurios dirba tik tais pritaikytus, yra tik tais Windows sistemoje jos dirba, ar ne, tai Linuxą rinktis tikrai verta, nes tai yra sistema namams, darbui, kas su dokumentais, ką dirba, viskas kuo puikiausiai, internetas kuo puikiausiai, vaizdai kuo puikiausiai, filmai kuo puikiausiai, paštas, nu viskas dirba. Nu, vat, ir yra ganėtinai saugu, daleiskim, mes galime, mums nereikalinga antivirusinė programa, ar ne, nes nėra, daleiskim, šito dalyko čia, jo ir nėra. Vat. Pasileidinėja biškutį sparčiau nei Windows sistema. Vienu žodžiu, dirba pakankamai gerai. Vat. Ir kaip minėjau, jeigu mums, daleiskim, šitas meniu nelabai tinka, ar ne, mes galime įsidiegti štai šitą meniu tuoj atidarysiu ir parodysiu, nes man čia biški tų resursiukų biški filmavimo metu ima daugokai, nes šita programa, su kuria aš dabar filmuoju šį video, tai yra irgi Windows sistemai skirta filmavimo programa Bandicam, bet kaip matome, puikiai filmuoja, viską daro. Tai vėlgi vienas kaip iš įrodymų.
Vat, yra toks indikatas meniu ir mes gauname štai va šitokį, mes gauname įsidėkti, reikia įsidėkti papildomai, gaudame meniu ir matome visas savo reikiamus dalykus kaip senam geram meniu, ar ne? Daleiskim. Vat. Čia yra viskas pagal kategorijas, pasirinkam kategorijas, audio, video, grafika, žaidimai, internetas, ofisas ir viską mes čia, netgi galime audio, video, sakykime, kažkokį tai paspausti, bet matome, ar ne, VLC playeris yra, SM playeris, viena daug, čia diskų įrašymo K3B, diskų rašymo programa, eina gera, jeigu mums kažką tai reikia, mes galime pasispausti ir gauti pasispaudę dar knopkutę papildomą informaciją ir jeigu reikia įsidėkti, aišku, reikalingas yra slaptažodis. Vat, ir iš šito centro mes galime sudėti gana daug programinės įrangos nemokamos. Tai yra saugu. Aišku, kai kurius dalykus reikia parsisiųsti. Daleiskim, Google Chrome teko parsisiųsti įsidėkti. Opera naršyklę taip pat teko parsisiųsti ir įsidėkti naršyklę. Vat, taip kad, sakau, viskas čia dirba, viskas gerai, aš nežinau, ant kiek čia man tas gausis. Nu, ne toks, kad ten, sakykim, kaip apžvalga, nu, čia gal ta apžvalga ir nelabai kas ir gausis. Tačiau, aš dar darysiu galbūt, paveikslėlį atrodo, aš turiu. Oi, kokia morda baisi. Vat. Paveikslėlių parodyti keletą, kad vėlgi viskas atsidaro, viskas kuo puikiausiai. Va, tai vienas paveikslėlis, ar ne, kitas paveikslėlis, viskas kuo puikiausiai eina, viskas mes galime pasidėdyti, pasisvaržinėjame ratuku, matom, viskas kuo puikiausiai dirba, viskas dirba labai gražiai ir korektiškai. Nors norėčiau pažymėti dar vieną dalyką, sakykime, kadangi čia yra faktiškai kaip ir naujausia Ubuntu versija, ne? Nu, ne visos programos iki galo dar yra optimizuotos naujai sistemai, ar ne? Bet vis viena viskas dirba. Turint kantrybės tikrai galima susiklijuoti, pasidaryti viską ir kuo puikiausiai dirbti. Taip, kad aš gal šitą tokį pasižiūrėjimą, aš netgi nepasakyčiau, kad apžvalga čia, grinai parodyti, kad tai dirba. Ir Windowsinės programos, kokių reikia, galima įsidėti per Windows emuliatorių. Ir Linuxinės programos dirba. Nu, kad ir papildomai paleisiu, kad ir Office, ar ne, daleiskim. Vat atsidaro mūsų Office'as, pasileidžia, sunkokai jam dirbti, tas filmavimas daug paima resursų. Bet vat, prašau, viskas kuo puikiausiai rašosi, viskas kuo puikiausiai, sakykim, dirba, ar ne? Vat, viskas gerai. Na, aišku, aš dabar šito nedarysiu, nereikia man jo saugoti, bet tai vėlgi, sakau, viskas kuo puikiausiai dirba. Namams tikrai gerai. Tik tai, kadangi anksčiau, kai buvo akcentuojama, kad tai Linuxas yra orientuotas daugiau paprastam namų vartotojui. Nu, dabar čia tų paprastų namų vartotojų, aš sakyčiau, nelabai ir kvepia. Man toks vaizdas susidarė, kad čia sistema kūrėsi kažkas tai savo, o jūs jau lipdykit kaip norit. Nu, nežinau, gal iš kitos pusės ir gerai, sakykim, aš čia kai kurios dalykus netgi ir išėmiau, pašalinau, ar ne? O kaip keletą dalykų įsidėjau savo, kurio man reikia. Nu, bet čia tik tai pradžia to lipdymo, bet grinai, kad parodyti, kad tai iš tikrųjų viskas dirba, viskas veikia. Norint, viską galima, sakykim, padaryti. Taip, kad gal susipažinimui, tokiam pasižiūrėjimui gal būtų ir tiek, tik norėčiau pažymėti, kad ką jau pirkti, sakykime, Windows operacijų sistemą, tai pirmai pradžiai, jeigu kas padės, tai Linuxą tikrai verta įsidėkti ir dirbti saugiai. Tai yra nemokama sistema, tai yra saugu, programinė įranga taip pat yra nemokama. Tai šiam kartui galbūt ir tiek, sėkmės visiems, nebijokite, sistema iš tikrųjų yra dirbanti, sistema iš tikrųjų yra ganėtinai gera. Taip, kad gal šiam kartui ir viso gero.